Tai pirmos mintis po pabaigos. Nu ką, malonu, kad laimėjom šiandien, nors nebuvo lengva. Žaidėm banguotai, bet užbaigėm neblogai. O šiaip kalbant apie čempionatą, kažkur viduj vis tiek yra tokia nuoskauda ir tos gailimės, kad taip baigėsi. Ir norėtųsi tą ketveriukėj būt, bet dėja taip nėra. Labai daug kalbų apie tą veteranų komandą. Ką jūs patys viduj komandai galvojot? Nu, nežinau. 11 rungtynių buvo per daug ar ne? Aš manau, truputėlį per daug. Nežinau, galbūt ne man spręsti iš tikrųjų. Visom komandom buvo vienodai. Taip, kad negali čia, kaip sakyti, kažko skūstis. Visiems sąlygos vienodos. Galbūt net mums kažkiek lengviau, kadangi žaidžiam prie savų fanų. O sakyt, kad, sakykime, galbūt tų komandų per daug, galbūt, nežinau. Bet yra kaip yra ir mes privalom žaisti ir žaisti gerai ir geriau. Bet tas žaidimas buvo daug geresnis nei per pasiruošimą. Žinoma. Ir mes žinojom, kad galim geriau žaisti pasiruošimo metu. Ir tikrai žengėm žingsnį į priekį. Ir tik tai va to mažo žingsnelio pritrūko su Makedonija.